Ką, balsas patikrintas, už lango sninga, bet metų laikas vis tiek pats smagiausias, kadangi balandžio vidurys ir prasideda Eurolygos atkrintamosios, turbūt laukiamiausias kiekvieno krepšinio gerbėjo laikas, bent jau Europos krepšinio mylėtojų, ir nieko nelaukdamas aš, basketinių žurnalistas ir GO3 sport komentatorius, pradedu nuo šios savaitės atkrintamųjų dvikovų ir pradedu pirmiausia nuo antradienio rungtynių, būtent Atėnų Panathinaikos priima namuose Tel Avivo Maccabi. Antra prieš 7 vietą reguliariajame sezone, tačiau būtent šita serija man asmeniškai yra pati įdomiausia. Prieskonių prideda ir taip, kad Twitteryje apsižodžiavo prieš kurį laiką Veidas Boldinas su Kendricku Nunnu, bet ir Maccabis pastaruoju metu demonstruoja įspūdingą sportinę formą, sakyčiau, gal net yra geresnėje formoje negu Atėnų Panathinaikos. Ir kaip bebūtų, tai yra du Eurolygos krepšinio flagmanai, kuriuos labai senai matėme aukščiausioje, didžiausioje scenoje, ir faktas tas, kad kažkuri iš jų sugrįžti į finalo ketvirtą. Maccabis ten nebuvo nuo pat 2014 metų Milano, kai tuomet jie sensacingai triumfavo ir iškėlė Eurolygos titulą į viršų. Atėnų Panathinaikos Eurolygos finalo ketvirtį nebuvo dar seniau, nuo 2012 metų jų ten nėra, tad kažkuris didysis krepšinio klubas grįžti į elitą, ir prognozuoti šios savaitės susitikimus yra labai sudėtinga, ir labai sudėtinga visą seriją prognozuoti, kadangi matėme įkrintamosiose, kad Lorenzo Braunas atrodo priminė apie save, galbūt mes į tokį matysime ir atkrintamosiose. Keista, kad Ergino Tamano komanda apskritai šį sezoną yra gynybinė. Pavo turi geriausią gynybos reitingą visoje lygoje, tuo metu Maccabis turi antrą puolimo reitingą, kas nestebina, kai turi Veidą Boldiną ir aplinkui Joshą Nebo, Bonzi Colsoną, Lorenzo Brauną, bet žiūrint ant popieriaus atrodo, kad Pavo turi gilesnę sudėtį. Mano prognozė šiai savaitė. Abi šios komandos tinka antradienį ir ketvirtadienį UAK arenoje. Labai svarbu, žinoma, išvykos komandoms laimėti bent kartą per pirmą savaitę, ir aš prognozuoju, kad būtent tą pirmą pergalę Maccabis ir iškovos antradienį, sudrebins šią supurtį seriją. Manau, kad tai bus sukrėtimas Panathinaikos, kuri pastaruoju metu buvo atleidusi režimą. Pats Erginas Atamanas garsiai apie tai kalbėjo savo spaudos konferencijoje, ir manau, kad Maccabis pažadins tą Pavo žvėrį, tačiau pasiims vieną pergalę išvykoje. Ketvirtadienį Pavo išlygins seriją ir viskas kelsis į Belgradą su rezultatu 1-1. Ta pati antradienį pradeda seriją ir kitos komandos. Du Ispanijos klubai, Madrido Realas su Vitorijos Baskonija, pirma prieš 8 vietą. Baskai apskritai į atkrintamasis irgi pateko kaip ir Maccabis per įkrintamasis, bet Baskams reikėjo 2 rungtynių, kadangi prieš Tel Avivo klubą jie neturėjo šansų, reikėjo lemiamų rungtynių prieš Bolonijos Virtus, ir ten ir Bečimo Monekės. Baskai sugebėjo laimėti, Tadas Idekerskis sužaidė labai gerą mačą, Markusas Howardas antroje rungtynių pusėje perėmė vadeles, pataikė ir kosminių metimų. Tikrai Markusas Howardas yra įspūdingas žaidėjas Eurolygoje, daug tokių nematome, ir yra įspūdinga statistika tai, kad per 69 Howardo rungtynės per visą istoriją Eurolygoje, jo karjeroje, jis 68 kartus surinko daugiau taškų negu naudingumo balų, kas nėra labai įprastas dalykas, bet Markusas Howardas yra toks, ir yra toks, kuris gali išplėšti atskiras rungtynės, nors žinoma, Realas šioje serijoje yra aiškus poros favoritas. Prie to prasideda ir tai, kad Baskai turi labai sudėtingą tvarkaraštį. Po tų 2 įkrintamųjų rungtynių sekmadienį žaidė prieš Ispanijos lygos lyderę Unicaja išvykoje, dabar 2 mačai Madride, po to laukia rungtynės ir ACB pirmenybėse, kur reikia kovoti dėl vietos atkrintamosiose, kur dabar už jos ribų yra Baskonija. Tuo metu Madrido Realas porą mėnesių bent jau mažiausiai laukia, kada prasidės atkrintamosios. Atrodė, kad sportinė forma tikrai buvo kritus, ir didžiausias yra klausimas, ar Realas paspaus tą mygtuką, kokį demonstravo sezono pradžioje žaidimą, ar vis dėlto tas mygtukas neįsijungs ir Realas turės didelį vargą. Vis dėlto statistika labai įdomi yra. Iš paskutinių 7 susitikimų Baskonija net 5 kartus įveikė Madrido Realą, ir tai įneša papildomos intrigos į šią seriją, bet dėja Vitorijos Baskonija bent jau serijos pradžioje tikrai neturėtų turėti Čimo Monekės, kuris patyrė traumą. Kartais tai yra net geriau, Tadas Idekerskis gali labiau atsiskleisti, bet vis dėlto Baskai ir taip neturi labai ilgo suolo, tad tokia netektis kaip Čimo Monekės gali stipriai atsiliepti bendroje serijoje. Baskams labai svarbu būtų laimėti Madride nors sykį, bet aš galvoju, kad Realas mobilizuosis tokioje stadijoje. Realo veteranai tikrai jungs aukštesnę pavarą, reikia sulaukti ir Facundo Campaso ir Tavareso geriau veikiančio tandemo, tad mano prognozė, kad nors ir nelengvai pradės seriją, bet pirmasis rungtynės Realas laimės keliais taškais, o antrajame susitikime manau, kad bus labai rezultatyvų. Realas varžovus veiks užtikrintai 2-0 po pirmosios savaitės. Trečiadienį į kovą stoja Monako su Stambulo Fenerbahče, ir nors šiemet labai keistai susidėliojo tos atkrintamųjų poros, bet viską prognozuoti labai sunku, o šią porą tarp Monako ir Fenerbahče asmeniškai man yra prognozuoti sudėtingiausia. Abi komandos šį sezoną pasidalino po pergalę.
Fenerbahčė Monako įveikė dieną po Šarūno Jasikevičiaus atvykimo į Stambulą, ten viskas vyko užtikrintai, bet antrajame rate Monake jau Fenerbahčė neturėjo ką prieš pastatyti ir ketvirtajame kėlinyje kapituliavo. Fenerbahčė priekinė linija šiemet kelia daugiausiai klausimų ir kelia daugiausiai klausimų dėl gynybos. Atrodo, kad Maikui Džeimsui tai yra ideali varžovų priekinė linija juos atakuoti. Pats Maikas Džeimsas buvo nuostabus abiejose rungtynėse su Fenerbahčė, tad Šarui reikės spręsti klausimą pirmiausia Maiko Džeimso, bet svarbus faktas ir tai, kad Jordanas Lloydas grįžo prieš šią seriją, tai yra labai svarbus komandos žaidėjas. Pirmas pagalbininkas Maikui Džeimsui yra Eli Kobo, yra Alfa Diallo, Donatas Motiejūnas turėtų žaisti gerą seriją, kadangi, kaip jau minėjau, varžovų priekinė linija, švelniai tariant, yra buksuojanti. Taip, yra ten Jonathanas Motley, tačiau Motley turi pražangų problemą. Šį sezoną tai yra daugiausiai pražangų puolime užsidirbantis žaidėjas visoje lygoje, net 28 kartus jis tai padarė. Tad labai daug klausimų, žinoma, Šaras savo pusėje irgi turi kosminį puolimą, Nigelas Davisas žaidžia nuostabų sezoną, yra perimetro linija, Scottie Wilbekinas sunkiai gaudamas. Didelis klausimas, kaip Nikui Kalatėsui seksis šioje serijoje, vis dėlto varžovai dažniausiai prieš jį rizikuoja, bet jeigu graikas sugebės pataikyti bent kelis metimus, tai automatiškai keičia visos serijos tiekmę. Aš manau, kad serija bus labai rezultatyvi, abiems komandoms sunkiai seksis apsiginti, kadangi tai yra puolimo komandos, visą sezoną jos tai demonstruoja, bet Fenerbahčė iš visų tendencijų šiemet labai retai pralaimi namuose ir labai stringa išvykose. Tad mano prognozė bent jau pirmai savaitė, kad Monako iškovos 2 sudėtingas pergalės ir Šaras nebeturės kur trauktis į Stambulą parsiveždamas rezultatą 0-2. Na ir ką, paskutinė serija šią savaitę rungtynės trečiadienį ir penktadienį abejos Katalonijos sostinėje Barcelonoje, vietos Barsa prieš Pirėjo Olympiakos. Ir pasąmonėje kažkaip nori, nors Barcelona ir buvo aukščiau turnyrinėje lentelėje, 4 prieš 5 vietas, bet nusirašo ta Barcelona nuo pat sezono starto, visi jie žiūri atlaidžiau, nors labai kartais yra per stipriai nuvertinama komanda, pasižiūrėjus kokias pavardės ji turi ir ypatingai atkrintamosiose, kaip tokie patyrę vardai veikia, tai yra Vilner Gomesas, Janas Veseli, Nikola Kalinčius, Nikolasas Laprovitola, Tomašas Satoranskis, manau ir Ricky Rubio šioje serijoje bus stiprus faktorius. Tuo metu Pirėjo Olympiakos turbūt didžiausia žvaigždė yra sistema sukurta Jorgo Bartoko eilės metų, bet manau, kad serijoje bus momentų, kada striks Olympiakosas puolime, kadangi ten geriausias žmogus yra Tomasas Vokapas, skaitėme ir apie tas problemas prie Olympiakos prieš išvyką į Kataloniją, kad Vokapas nebaigė treniruotis dėl nugaros skausmų, kapitonas Kostas Papanikolau sirgo, tad labai sunku pasakyti, kokios formos bus ir Nikola Milutinovas, sugrįžęs po ilgos sunkios traumos, tad daug nežinomųjų aplink Pirėjo Olympiakos ir nors aš juos ir laikau serijos favoritais, bet ši serija gali bet kaip pakrypti, kadangi komandos labai panašios, gal ant popieriaus net ir geresnę sudėtį turi Barcelona. Sakyčiau, kad Barsa turėtų pradėti pergalę, šias atkrintamasias įgyti pranašumą 1-0, bet Olympiakosas antrosiose savaitės rungtynėse penktadienį tikiu, kad išlygins seriją ir viskas kelsis į taikos ir draugystės sporto rūmus prie lygaus rezultato 1-1, tad laukia super įdomi serija, pasižiūrėsime. O ką, šią savaitę tokios tokelės, labai sunku prognozuoti Eurolygos atkrintamosiose eilę metų, mes matome, kokios ten kautynės vyksta, kiek daug netikėtumo pamatome, bet galbūt man pasiseks atspėti tuos rezultatus, bent jau labai stipriai iš šono, tikiuosi neprašauti ir pasimėgaukime.